Pradėsiu savo istoriją nuo dėkingumo. Labai labai noriu padėkoti savo organizatoriai, nuostabiajai, atkakliajai, gerai draugiai, kuri norėjo gero man ir atkakliai priminė daugelį kartų, kol aš sutikau pasiklausyti, ką jin čia tokio siūlo. Ačiū tau, Žibutė, be galo. Tu nuostabioji mano atkaklioji draugė. Ji tikrai žinojo, kad man nedomina visokie sveikatinimosi reikalai, nes labai užsispyrusi ir vaidinau, kad labai esu sveika. Nes taip ir jaučiausi. Tikrai jaučiausi gerai, sveika, stipri, energinga, tikrai ir man jokių nereikia papildomų dalykų, kad dar gerai jausčiausi, nes tai yra norma. Tai esu 3 anūkėlių močiutė, jau brandi ir jeigu ir pasiguodžiu ar ten sesiai, sakau, Dieve, kaip yra sunku jau išlipti iš lovos rytais, ten braška ir kaulai, jaučiuosi blin, jau tikrai kaip pensininkė. Nu tai yra norma, tau jau 50. Tai yra norma, tai yra amžius, tai viskas čia yra normalu. Tai, bet iš tikrųjų esu be galo dėkinga už užsispyrimą Žibutės, kad jin matė iš šono, kad tai nėra norma, kad man skauda rankos, kad negaliu pakelti iki kur reikia ir pasikasyti net ir nusirengti paltą, tai akivaizdžiai matydavosi, kad nesu tokia judri, kokia turėčiau būti pagal savo amžių. Ir tiesiog labai džiaugiuosi, kad užteko tos kantrybės ir mane supažindino su nuostabiai išmintinga moterim, kurią pažinojau, bet kitaip pažinojau, tai Renata. Ačiū tau, Renatėlė, kad suteikei tiek žinių, tokį bagažą į mano galvelę sukišai, kad reikia kitaip į save žiūrėti, kad vandens norma nėra tas litras norma. Vakas man atrodė, kad tai yra normalu, tie mano kilogramai, nes visiems esu graži. ir patogi, ir vyrui patogu, ir visiems, jeigu sakau, kad čia man sunku dar su Dieve, tai kam sunku, visiemgi sunku, taigi čia normaliai, gražiai atrodai, kam tau mesti tos kilogramus, bet turbūt daugelis afalučių tokių žino, kaip nėra lengva toj lovoje apsisukti ir permesti pilvą ant vieno šono, ant kito. O ką jau bekalbėti, kada reikia batus užsirišti ir panašiai. Tai iš tikrųjų žinios man čia kažkas tai tokio. Sužinojau tikrai, kiek to vandenuko reikia pagal mano kilogramus ir ką į tą vandenuką reikia įdėti, kad vyktų tie stebuklai, ką reiškia antioksidantas iš vidaus gerti. Labai tikrai žaviuosi savo rezultatų jau per tos 3 mėnesius. Taip, tas ekrane ne iki galo, dabar jau yra mažesnis viso, džiaugiuosi savo lankstumu, kad aš galiu tikrai lengviau pasilenkti. Ir savaitgalį tvarkiausi gėlinėlį savo, kurį taip sunkiai pasiekti eina ten tokiais, kas pas mane buvę, tai tokiais akmenukais reikia viršūnę savo kalniuko gėlyno pasiekti ir kad ten palipti byra akmenukai. Tai aš taip atsargiai lipdavau, ropodavau, o dabar už šakų užsikibusi, ras. Ir palipau ant to kalniuko, anūkai ploja, močiutė sako, kaip beždžionėlė ant šakų. Ir taip, tai yra rezultatas būtent minus 17 kilogramų. Taip, jau šiandien pasisveriau, tai turiu nemažą rezultatą. Tikrai žaviuosi, bet žaviuosi labiausiai, kad yra energijos. Man buvo norma atsikelti ryte pavargusiai, nes aš pelėda, man taip yra normalu, aš kol išsiražau iki 12, aš galiu sau leisti, bet iš tikrųjų kaip yra smagu pabusti žvaliai, be žadintuvo, kaip Renatėlė sakei, ir mėgautis gyvenimu nuo pat ryto energingai ir pasportuoti, ir pasilankstyti, ir nueiti į treniruotės, ir žinoti, ir žinios tos, kad ką valgyti, kad geriau jaustumėsi ir kiek išgerti to vandenuko, kad geriau jaustumėsi, kad išsivalytų ne tik
organizmas ne tik organai, bet ir ląstelės. Va, tos žinios iki ląstelio lygio, tai yra kažkas tokio. Tai va, labai esu. Tai turbūt jau, mano laikas baigėsi, galiu kalbėti daug. Ačiū, Renata. Mano vardas Lena Šnipas, man beveik 14 metų. 40, atsiprašau. Esu ukrainietė, gyvenu Kaune. Su šeima jau daugiau nei 13 metų gyvename pagal sveikatos koncepciją. Apie ją sužinojau, kai gimė sūnus. 9 mėnesių jam buvo diagnozuota odos lyga. Šita foto yra. Su jau laikiausi griežtas dietas, beveik visi maisto produktai sukeldavo didžiulį praudimą ir jis draskydavo iki kraujo. Gydymas 2,5 metų, jis dažnai sirgo, buvo padidėję limfmazgiai, gydėsi daugiau nei pustrečių metų. Būklė tik pablogėjo, ligoninė praleidome net 2 mėnesius. Pažįstamas papasakoja apie sveikatos atkūrimo sistemą, apie tinkamą vandenį, antiparazitinės programas. Buvau įspėta, kad bus paūmėjimas ir mums reikėjo daugiau nei 2 metų, kad su juo gautume rezultatų. Nes atvejis buvo gydomas vaistais ir pirmiausia reikia išsavinti organizmą. Aš taip pat pradėjau gyventi pagal koncepciją, idėja su tinkamu vandeniu, kurį atliekama per 3 minutės, tikrai sulaukė atgarsio. Bėgant metams mano širdis diagnozė kažkur dingo, jos nepatvirtinta antrasis gimdymas, skirtumus tarp jau 11 metų. Su vyru ruošėmės antrajam vaikui pagal šią koncepciją ir valė organizmą su šokoladu. O jei per pirmoją gimdymą turėjau problemų, buvau stebima ligoninė 10 dienų prieš gimdymą, tai su antruoju vaiku po 12 valandų po gimimo mes važiuojame namo. Kitas rezultatas mano mamos, jau 78 metai ir jis dabar gyvena be jokių vaistų. Nors buvo 2 operacijos moteriškų pusėje ir pašalinti limfmazgiai. Savaitėmis negalėjau nueiti į tualetą, buvo odos problemos, kulnai skilinėjo, kojos mėlynavo dėl vieno. Dabar žarnynas veikia kaip laikrodis ir labai atvyti ir jaučiasi geriau nei sulaukusių 50 metų. Ir mano vyrui taip pat labai šaunus rezultatas, bet jis pat apie tai papasakos. Gerai? Visiems labas dienas. Visiems. Su koraliniais produktais susipažinau jau tikrai labai seniai, prieš daug metų. O, ir mano nuotrauką turite iš kažkur gavę. Žodžiu, pirmas, yra daug rezultatų, bet gal papasakosiu pirmiausiai 2. Pirmas rezultatas, kuris, čia turiu nuotrauką, nežinau, ar matysis, bandysiu parodyti, kažkaip, matot, tas
Kuris gražesnis? Jeigu ką abiejose nuotraukose tai nesvarbu, kuris fainesnis, man bus kaip komplimentas. Tai čia taip, jeigu rodžiau šitaip, tai jums man šitas, čia yra 105 kg, o tas kitas vaikinas 82 kg. Šitai nuotraukai turbūt yra, pasakysiu, kad daugiau turbūt nei 10 metų. Tai kas labai džiugu, kad su sveikatos koncepcija tas mano svoris iki dabar yra išlikęs. Man dabar yra 40, bus greitai šiemet metų pabaigoje 49. Tai džiaugiuosi, kad atrodau taip, o ne taip kaip kurie klasiokai. Žodžiu, tai pirmas rezultatas. Antras rezultatas, kadangi jaunystėje labai aktyviai ir daug sportavau, buvau kandidatas į Lietuvos rinktinę su pilno kontakto karate Kyokushin, bet, kaip žinot, dažnai jaunam amžiuje atsitinka gyvenimas ir stuburas arba slanksteliai sutrupėjo, subirėjo į tam tikrą vietą, galima sakyti. Diagnozės, kaip čia pasakyti, nei labai norėčiau jų vardinti, nei ką. Tačiau situacija tokia, kad maždaug nuo 23 metų būdavo taip, kad bent kas 3 mėnesius porą savaitėlių reikėdavo pagulėti ant lovos. Išlipimas iš lovos labai būdavo paprastas, vertiesi ant šono, krenti ant žemės, dašliauži iki sienos, tada su rankų pagalba atsikeli, nueini į tualetą ir maždaug panašiai grįžti, tik tai užlipti ant lovų sunkiau būdavo nuo žemės. Žodžiu, nuo menkiausių judesių nukirsdavo nugaras, strenas, negalėdavau pajudėti ir būdavo taip, kad brolis, tuo metu gyvenau Vilniuje, negalėdavau net įsėsti į savo mašiną ir brolis mane veždavo į Vilnių. Ten atgulėdavau, abipus stuburo gaudavau maždaug po 6 dūrius ir taip per 2 savaitės atsistatydavo. Tada, kai jau nieko turbūt nebebuvo galima daryti, ta prasme, viskas buvo, kas tradiciniai medicinoje viskas buvo išbandyta, teko ieškotis kitokių variantų. Ir tada į mano gyvenimą atėjo keletas šitų produktų. Dar vėliau atėjo sveikatos koncepcija ir tos pagalba, dabar matot nuotrauką, bėgo ilgus distancijus ir ultra distancijas. Bėgioti pradėjau prieš 3 metus. Rezultatai gerėja, produktai palaiko sveikatą. Per tuos 3 metus tikrai galiu pasakyti, kad nei karto nereikėjo nei gulėti ant lovos, nei turėjau problemų, nei su sąnariais, nei su dar kažko. Todėl jeigu jums kas nors sako, kad bėgiojimas gadina sąnarius, tai tikrai yra blefas, melas, tai netiesa. Nemačiau nei vieno bėgiko, kuris skųstųsi sąnarių skausmu, nes judėjimas yra gyvybė. Sąnariams tai būtina sąlyga, tik reikia žinoti, kuo tos sąnarius pamaitinti ir ko dar duoti, kad jie galėtų pilnai maitintis, įsisavinti tai, ko reikia. Būtent vanduo. Žodžiu, bėgioju ilgas distancijas, ilgiausia, ką buvo, 50 km ir be jokių problemų, tai buvo Lietuvos čempionatas, o šioje nuotraukoje matote, esu Rygoje ir tai buvo pasaulio čempionatas, kuriame mėgėjai dalyvavo su profesionalais. Aš aišku mėgėjas, bet vis tiek smagu. Žodžiu, produktas veikia, atbėgau iš 13 000, dabar bijau pameluot, iš 13 000 apie 600, man atrodo, kelintas. Taip, kad viskas tvarkoja. Ir dar vieną trumpą rezultatą norėčiau, Olena, apie savo mamą papasakoju. Aš papasakosiu apie savo mamą truputėlį. Mano mamai dabar 83 metai.
ir jau daug metų diagnozuotas, galiu pasakyti, sąnarių problema, atopinis artroidinis reumatitas, kaip sakant, ir iš tikrųjų labai sunku gyventi, bet vartoja produktus, anksčiau gal dar daugiau vartojo, ir galiu pasakyti, kad turbūt pradėjo nuo 72 metų maždaug viena važinėti po Europą autobusiniam ekskursam ir ko gero šiam momentui jinai aplankios daugiau Europos šalių negu aš. Tai žodžiu, galima gyventi, galima džiaugtis, o naudojant ir laikantis sveikatos koncepcijos galima pasiekti puikių rezultatų. Ačiū už dėmesį. Sveiki, aš ieškojau savo klientams kolageno, darau masažus, veido masažus ir manęs, kai klientės pradėjo klausinėti, aš pradėjau domėtis, kas yra rinkoje. Susidūriau su labai didelė dilema, nežinojau iš tikrųjų, kokiu marketingu patikėti, todėl kad mano 4 klientės, kurios ateina ir klausia apie kolageną, tai paprastai būna taip, 2 pasako, aš nieko nepajaučiau, o 2 pasako, kad mane pykina. O po to ten 5 jau sako, taip man padeda. Tai tos teisybės ieškoti ilgai ieškojau. Neradau ir pagalvojau, bus kaip bus, turėtų informacija ateiti pati. Ir žinot, man parašė mano kolegė Asta Sadauskienė, kai jinai parašė, aš labai nustebau, iš tikrųjų galvojau, viešpatie, jai tai visai nebūdinga klausinėti apie tokius dalykus, graži, protinga, kaip sakoma, moteris. Ir tikrai jinai papildais, tikrai nesižavi šitas, tai aš irgi žinau, mes esame iš grožio srities ir daug mes esame matę, bet suprantat, kai mane po to sujungė kontaktus Renata ir papasakojo koncepciją, žinokit, man iš karto buvo eureka. Eureka kodėl? Todėl, kad matot, aš pas klientus girdžiu tokius dalykus, ką aš matau, tai matau išsipūtęs pilvas, ištinusios kojos, išsipūtę žandai, pabrinkusios rankos. Ir aš, kadangi vis tiek tą medicininį išsilavinimą turiu, tai man tai sako apie daugelį dalykų. Ir kai man papasakojo apie koncepciją, tai, žinot, dar ir pagalvojau, kad eureka šita koncepcija yra man, nes man jau metus tino kojos. Ir aš galvojau, ką su tuo daryti. Aš, kai pasidariau echoskopiją kelio sąnarių, aš išgirdau tokį žodį uždegimas. Yra uždegimas, bet nieko nėra, jokios koncepcijos sveikatinimo nėra. Ir aš pirmoji eilėj pati pradėjau naudoti, žinokit, nedaug produktų, tik tai kelis produktus ir ką, išvažiavau slidinėti ir aš buvau labai nustebinta, kad kelionės metu 10 valandų sėdint mašinoje man netino kojos. Tas man buvo fantastika, nes aš visą laiką geriu vaistus, kad man netintų kojos kelionės metu ir galvojau, kad paimsiu slidinėjimo batus 2 dydžiais didesnius, kažkaip tai slidės suvaldysiu. Bet, žinot, man šito nereikėjo. Aš atslidinėjau 5 dienas be raumenų skausmų ir atslidinėjau be visiškai patinusių kojų. Man netino. Man nereikėjo daryti šalto dušo kompresų, man nereikėjo gerti vaistus, man nereikėjo elastinių bintų, man nereikėjo elastinių pėdkelnių, man apskritai viso šito nereikėjo. Ir man jau, žinokite, galvoje taip užsivedė mechanizmas, bet maža to man nustojo skaudėti kauliukus. Dar po mėnesio aš pastebėjau, kad ant pėdos šitą dingo karpą, jinai traukėsi. 10 metų negalėjau jos panaikinti. Ir ėjau tikrai į salonus naikinti. Jinai vis ataugdavo ir ataugdavo. O čia jinai per mėnesį paėmė susitraukė. Tai galvoju, šakės, ar man vaidenasi? Man pirmoji eilėj galvojau, gal man vaidenasi. Bet nesivaideno, nes matote, kas yra. Po mėnesio, dar mėnesį tik tai kojos nustojo tinti. O dar po mėnesio aš pati visa pradėjau trauktis. Tiesiog pradėjo trauktis. Pas mane liemuo nukrito 6 centimetrai, reiškia atsirado liemuo, kurio niekada nebuvo, dirželių nemėgsto, čia liemuo atsirado. Ir nuo šonų limfa nutekėjo. Tas limfos nutekėjimas tik tai buvo per porą dienų, tik tai pliukšt.
ir jinai paprasčiausiai visa nuėjo. Ir aš galvoju, fantastika, aš kiekvienam žmogui iš tikrųjų turiu ką pasakyti, vat, kas liečia tokius rezultatus ir žinoma, kolageną aš irgi paragavau. Tai va, gal tiek, tada mano laiko ir galiu perduoti estafetę ir kad kitos irgi pasidžiaugtų. Labas vakaras visoms. Šiaip aš visą laiką būdavau prieš bet kokius papildus, kapsulytės, buteliukus, nes, kaip Žibutė ir sakė, aš niekada nieko nenaudodavau ir nejausdavau, kad man to reikia. Grožio dalykai taip, man buvo artimi ir aš galvau, kad man to užtenka, bet kaip visada, kai pradedi žiūrėti į priekį ir pradedi matyti, kad 50 lipa ant nosies, o labai norisi, kad vaizdas veidrodėje būtų išfiksuotas 20 metų lygiai toks pat ir neprasčiau, kai pagalvodavau, kad aš noriu jaustis gyvybinga, energinga ir lygiai taip pat sveikai, kaip iki dabar, tada atsiranda kažkokie sprendimai arba visata tas mintis paima perskaito ir kažką atsiunčia. Taip pas mane su labai geru klausimu atsirado mano bičiulė, su kuria mes atitoldavom ir suartėdavom, Renata, kuri man užsiminė apie vieną produktą ir kaip galvojat, kas tai galėtų būti, susijęs su grožiu. Žinoma, kolagenas. Ir aš iš karto pirmiausia pagalvojau, tai galėčiau panaudoti darbui, bet žinoma, panaudočiau ir savo. Bet aš nepradėjau jokių koncepcijų, nes ir šiaip ir man dietos nerūpi, šiaip atrodo, lyg ir aš gerai jaučiuosi, taip pat bendrai, kaip ir Jurgita sakė, atrodo, čia viskas su manim gerai, bet aš pabandysiu kolageną. Išgeriau 1 savaitę, į veidrodį žiūriu, o kurgi tas rezultatas. Geriu 2 savaitę, ir kurgi tas rezultatas. Taigi turėtų kažkur dar labiau užsitiesinti, dar labiau užsilyginti. O po to sužinau, kad kaip ten man sekasi su vandens gerimu. Prisipažinsiu atvirai, šaltojų sezono metu aš vandens išgerdavau 1 litrą ir įsivaizduodavau, kad tai yra pakankamai, o kavos išgerdavau 2 puodelius. Tai matematika turbūt aiškiai, ar ne? Organizmui lieka 1 puodelis geriausiu atveju. O iš tikrųjų, tai dar labiau pasižiūrėjusi save, suprasdavau, kad man ypatingai šaltojų sezono metu sunku keltis rytais. Iš tikrųjų, nėra energijos ir jos tikrai neužtenka visai dienai. Nuotaikų sviravimas, tai tiesiog galvodavau, menopauzai biški gal per anksti, bet jau tokios arba tokios viršūnės arba tokios duobės, kad net pačiai bloga nuo savęs. Moteris išsupranta turbūt apie ką aš šneku, ar ne? Kas dar? Galvos skausmas karts nuo karto, bet į savaitę 1 kartą reguliariai. Aš niekada negriebdavau tablečių, aš visą laiką bandydavau iškesti tiek, kiek galiu ir tik ekstra atveju imti tabletę, bet tai vis tiek atsikartodavo. Ir kai viską sudedi į krūvą ir galvoji, o kas dar toliau, jeigu aš dar gerai, dalinai gerai jaučiuosi be tablečių, kas dar bus po 5 metų arba po 10. Ir čia man pradėjo įdomu darytis vis dėlto, kas tai yra sveikatos koncepcija. Tai jau pirmi produktai, kaip supratot, kolageną geriau, bet vandens dar nelabai. Taip, supratau, kad kodėl aš neturiu rezultato. Todėl, kad niekas niekur nieko nenuneša. Tai reikia dar kažką daryti. Taip atsirado šiandien dienai, kad aš jau išgeriu 3 litrus vandens ir jaučiuosi labai gerai. Ką kolagenas padarė? Paprašysime valdovo pabaigo, aš paprašysiu įsikišti ausis, nes ta informacija ne vyrams, o po to aš pasakysiu, bet dabar dar galima klausyti. Kas atsirado? Nuo pat ryto aš noriu keltis. Aš noriu keltis ir eiti daryti. Aš noriu versti kalnus, nes energijos merginos tiek, kad man atrodo, blemba, aš nespėsiu visko padaryti per dieną, nes atrodo, tiek aš galiu padaryti. Tai taip ir pačiai net juokas su savimi man. Žinoma, sveikatos koncepcija jau pas mane yra. Jau yra praeita viskas, ne viskas praeita. Aš esu procese, nes tai yra tie žingsniai, kuriuos aš suprantu, kad aš privalau daryti. Prisipažinsiu. Ne visada aš sąžiningai viską darau kaip reikia, bet mane, žinokit, paguodė. Man pasakė, jeigu tu bent 80% padarysi taip, kaip reikia, tai yra jau labai gerai. Ir aš, žinokit, nusiraminau. Galvoju, viskas gerai, aš toliau darau. Kas atsirado? Atsirado gilus miegas. Jis gal ir trumpesnis, bet jis gerokai gilesnis ir žymiai labiau iš ryto jautiesi, kad tu pailsėjęs, būtent jėgų daugiau ir pailsėjęs, poilsis kokybiškesnis atsirado. Galvos skausmas? Nebent jau labai kas nors sunervuoja. Arba prideda kažko į galvą, tai natūraliai tada turi biškį kitą dieną paskaudėti.
Bet šiaip, kai buvo įprastai kartą per savaitę, aš jau tikrai pamiršau, kas tai yra, nes buvo viena net akimirka, pagalvojus, palauk, o kada man skaudėjo galva? Tas buvo iš tikrųjų labai smagu. Kas dar tokio atsirado? Nu, dabar Evaldas tegu ausis susikiša, nėra ko čia moteriškų dalykų girdėti. Mergaitės, aš jums tyliai pasakysiu. Kuri zona pas mane pagražėjo? Aš ir 3 savaitę į tą veidrodį žiūrėjau dėl kolageno. Nu, žinokit, ant veido, kai nesitempia ten, tai nesitempia. Bet aš padariau pirmą dalyką, ko aš iš tikrųjų klausiau savo mentorės, savo trenerės sveikatos, tai yra Renatos, ką ir jums visom rekomenduoju, jeigu to nepadarėt, klausykit, ką jums sako, nes man pagrindinė užduotis buvo nusifotografuoti nuotraukas visų zonų, kuriuose yra raukšlės. Ne tik veidas, kaklas, dekolte, krūtinė, pilvo zona, šlaunis, visur. Kur yra pakritimas? Aš turiu 2 dukras. 2 kartus gimdžiau. Ir kurioje vietoje man viskas pagražėjo? Va šita zona, mergaitės, krūtinė. Pirmiausia, visas kolagenas nuvarė tenai. Kas turi didesnę krūtinę, tai aš jums turiu paguodą. Jums reikės gerokai daugiau išgerti, kad ta vieta pagražėtų. Tai nereiškia, kad įspūdis toks, kad aš prisileidau kažko. Ne. Tiesiog užsipildė tos vietos, kurios, na, natūraliai, su amžiumi ne taip kokybiškai atrodo, kai buvo jaunystėje, ar ne, sakysim, bet iš tikrųjų akivaizdžiai jutau, merginos neleis man pameluoti, kad aš spygavau joms, kad ar jūs žinot, kur kolagenas nuėjo? Vienu žodžiu, nuėjo ten, kur reikia. Tuo aš labai džiaugiuosi. Ir dar vienu momentu noriu pasidalinti, kad aš labai džiaugiuosi savo mamos rezultatu, kuri eina labai mažai žingsneliais, bet pirmas žingsnis buvo vanduo ir teisingas vanduo, kurį jinai pradėjo gerti. Jeigu anksčiau jinai per dieną išgerdavo tik puodelį, šiandien dieną jinai tvarkingai išgeria 2 litrus ir juokėsi, sako, čia man kaip atrakcija, svarbiausia, kad tuose teisingose buteliuose kažkas ten plaukėtų, kas turi plaukėt. Energijos turi taip, kad atsirado noras, vis tik tai brandesnio amžiaus žmonėms, turbūt šaltojų sezono metu labai būna dažnai, bent jau tamsiuoju metu, truputėlį tokios pesimistinės nuotaikos ir nėra to noro ir jėgų automatiškai keltis. Pas mamą, nesvarbu, kad saulė už lango, tas prasidėjo gerokai anksčiau. Ji pradėjo tam tikrų laikų, turi savo režimą, kada eina, dabar bijau pameluot, ar 3 ar 5 kilometrus, kitaip tariant, valandą laiko jinai vaikšto lauke ir sakė, aš kitaip jau nebenoriu. Anksčiau tai jinai darydavo per prievartą. Dabar pas ją yra tas toks vidinis noras ir energija tą daryti, kuo aš labai džiaugiuosi. Aš tikiu, kad ten pas ją dar daug reikalų tvarkysis. Aišku, toks dalykas dar tokiam amžyje su tualetų reikalai, kur būna arba jau labai sudėtinga nueiti, arba jau bėgioji, kur, kaip sako, kraštutinumai. Šiandien dieną jau šitas sritis labai ryškiai stabilizuojasi ir pradeda atsirasti tvarka, kaip su laikrodžiu, bet tvarkinga tvarka. Ir tai tie žingsniai, tie rezultatai, kurie aš labai džiaugiuosi, kad mama tai daro, o visi namiškiai kol kas stebi, įtegu stebi, nes mūsų rezultatas, aš žinau, kad juos visus įkvies ir jie patys užsimanys. Nes apie kitus rezultatus, kuriuos aš dar tik stebiu, dar kaip Žibutė sakė, nesuprantu, ar čia koncepcija veikia, ar man sapnuojasi, bet čia kituose susitikimuose. Taip. Sveiki, mėlyjeji. Taigi noriu trumpai papasakoti, kodėl man pavyko su produktais pasiekti tokius rezultatus ir savo trumpą istoriją. Taigi 3 metus bandžiau numesti svorį ir mano svoris buvo 104 kg. Šiuo metu su mūsų programa, tai yra su programomis, netekau 10 kg ir kas yra kosminiai skaičiai 49,5 cm nuo viso kūno. Tai yra tobuli skaičiai, kurių niekada neturėjau. Ir esu perėjusi begalę daug mitybos planų, taip pat visokių programų ėjau. Visą gyvenimą sportuoju, sveikai stengiuosi maitintis, bet, kaip šoktelėjo svoris 3 metus, taip jis niekaip nekrito, ko mano mylima masažistė pasakė, kad yra toks stebuklingas vanduo, kuris padės tau išjudinti, nors aš labai skeptiškai į tai žiūrėjau, bet išdrįsau susisiekti su Renata ir jinai mane pakonsultavo ir
padėjo įsigyti pirmąją programą antiparazitinę, nuo kurios visa mano kelionė ir prasidėjo. Šiaip antiparazitinės praėjau 2, tada detoksikaciją ir kolovatą dar perėjau. Tai tik po šių programų viskas žymiai pasikeitė. Pavyzdžiui, aš turėjau labai didelę bėdą su smakru. Man čia augdavo kaip ir papilomos, bėrimai dideli buvo, nugaros srityje turėjau didelių bėrimų ir po šito stebuklingo vandens viskas puikiai susitvarkė. Mano kūnas kaip nebesenutės, stangrus, jaunatviškas ir negaliu atsidžiaugti rezultatais, nes jaučiuosi žymiai energingesnė, myliu gyvenimą, einu į jį ir man labai patinka tai, ką darau. Tai labai noriu visus paraginti, paaukokite tuos kelis eurus, bet turėkite tikrai puikius rezultatus, nes tai, ką aš pasiekiau su šia programa, su šiom programomis, tikrai tokio rezultato neturėjau per 3 mėnesius niekada. Tai labai patinka. Ir siekite savo svajonių.